Sveiki, pažiūrėkite, kaip galite sodininkauti, daržininkauti tiesiog namuose, tiesiog ant palangės. Tai yra labai paprasta. Ir koks nuostabus derlius. Tik pažiūrėkit, kiek nuostabių, gražių, skanių pomidoriukų. 3 vazonai po 2 litrus. Ir tai buvo padaryti tikrai paprasta. Buvo panaudotas kokoso substratas sterilus, jis be jokių trąšų, be jokių priemaišų, be sėklų, be visokių patogenų. Buvo panaudota trąša biologinė, natūraliai visiškai skirta daržovėms. Buvo panaudotas Nimvital, kuris ir tręšia, ir kartu ir apsaugo augaliukus nuo tam tikrų patogenų, ligų ir nuo kenkėjų. Ir žiūrėkit, koks rezultatas nuostabus. Ir namuose ir grožis, ir nauda. Ir tai nesvarbu, ar kaime, ar mieste 12 aukšte, tiesiog ant palangės. Aišku, kad sėklos pomidoriukų turi būti žemaūgiai, kurie skirti būtent auginti ant palangės namuose, kur nors žemaūgiai. Žiūrėkit, nuostabus rezultatas. Pažiūrėkit, kaip tą padariau ir eksperimentuokit, darykite. Manau, kad jie užaugs kuo puikiausiai ir pavasarį, ir rudenį galima sodinti ant palangės. Namuose visada šilta ir netgi žiemą. Galbūt žiemą reikės papildomo apšvietimo. Toliau žiūrėsime, eksperimentuosime. Sėkmės. Ir dar nepamirškit, kad kokoso substratą ir natūralias trąšas visada galite nusipirkti mūsų internetinėje parduotuvėje. Nuorodą ieškokite komentaruose. Sėkmės.